Sveiki, aš esu Justina, Vilniaus rajono visuomenės sveikatos biuro specialistė, vykdanti fizinio aktyvumo programas. Tai šiandieną kviečiu Jūs į treniruotę su mažu kamuoliuku. Pasiieškokit namuose mažo kamuoliuko, gali būti minkštesnis, gali būti kietesnis, netinka gal tik krepšinio kamuolys, nes jisai ir didelis, ir tikrai labai kietas. Jeigu kamuoliuko neturite, pasirinkite standesnę dekoratyvinę namų pagalvėlę. Tai irgi jums pagelbės. O jeigu jau tikrai neturite nei pagalvėlės, nei kamuoliuko, atlikite visus pratimus su savo kūno svoriu. Dedame kamuoliuką tarp kelių, atsistojame kojos pečių plotyje, dubenį pasukame po savimi, įtempiam sėdmenis, įtempiam pilvo presą, rankos ant liemens ir lengvai pasistiebiam ant pirštų galų, iškvepiam, nusileidžiam įkvėpimas. Kamuolio nespauskit keliais, pasistiebiam, iškvepiam, nusileidžiam įkvėpimas. Paskutiniai 2 pasistiebimai. Nusileidžiam pilna pėda, rankos lieka ant liemens ir taip kelius stumiame pirmyn, uždengiam kelius keliais savo pėdos pirštus ir pakylame. Toksai nėra, kad mes žemyn labai nusileidžiam, dubuo po savimi, stovim tiesiai ir vos. Kelius pastumėm ir grįžtam. Taigi neužlaikykit kvėpavimo, kvėpuokit pirmyn ir pakylam. Pirmyn nustumėm ir pakylam. Kai kylate į viršų, spauskit kulnus į grindis, taip įdarbinsit sėdmenis daugiau. Ir įtupiam, laikom tokį pritupimą, keliai priekyje, palenkim galvą ar tikrai dengiam kojų pirštus ir palengva sukam kelius į vieną pusę, sukam kelius į kitą pusę. Čia mūsų klubai yra stabilus, nesisukam visų kūnų, nedarom kažkokių ratukų, tik tais iš klubo čiurnos. Pasisukam. Ir kamuolio irgi labai nespauskit, nes tada pradės dirbti šlaunų vidinė dalis. Į vieną pusę, į kitą pusę. Įkvepiam ir iškvepiamas. Toksai klubo judesys. Rotuoja. Ir visada pėda yra atremta į kilimėlį. Nes nesisukioja tos pėdos. Nugara tiesi. Dar keli kartai. Ir ištiesinam kojas. Leisimės dabar žemyn į pritupimą. Vėlgi kamuoliuko nespaudžiam, jeigu labai sunku išlaikyti kamuoliuką, galit atsistoti šiek tiek siauriau. Įkvepiam, iškvepimas, pakylam, dubenį grąžinam į pradinę padėtį. Žemyn, į viršų, lyg sėstumėmės į tolį ant kėdės. Lyg sėdam tolyn ir pakylam. Įkvepiam, iškvepiamas. Žemyn, kylam. Žemyn, kylam į viršų. Prijungiam rankas, tiesiam rankas į priekį.
paskutinis. Ir dabar įtupiam, spaudžiam kamuoliuką keliais, atpalaiduojam. Suspaudžiam, atpalaiduojam, laikom įtupimą, pilvas įtemptas, paspaudžiam, atpalaiduojam. Paspaudžiam, atpalaiduojam. Kai laikote įtupimą, išlaikom ir nugarą tiesioj linijoje, įtemptą pilvą, paspaudžiam, atpalaiduojam. Paspaudžiam, atpalaiduojam, na ir pakylam, užbaigiam. Atsistojus. Sėdmenis įsitempia. Paskutiniai 2 paspaudimai. Ir išsiemam dabar kamuoliuką iš kojų. Darysime tokius pusiausvyros pratimus, tai stenkite save išlaikyti kuo stabiliau, kuo mažiau laikykitės. Kamuoliukas prieki jūsų, įkvepiam, keliam koją į viršų, su iškvepimu perimam kamuolį į kitą ranką, iškeliam kitą koją aukštyn. Ir įkvepiam, su iškvepimu perimam toksai pažingsniavimas. Čia, plačiai, žemyn. Kvėpuojam. Save laikykit išsitempę taip į viršų, lyg kažkas ilgintų jūsų kūną. Ir pasunkinam. Iškelta koja, paliekam iškeltą koją. Kelsim rankas į viršų, perimam. Žemai kojos. Viršui. Žemai kojos. Įkvepiam. Iškvepimas. Darant šitą pratimą yra svarbu laikyti įtrauktą klubą. Neišstumkit klubo į šoną. Klubą įtraukiam, iškeliam koją. Šitoj padėty išlaikom abu dubens kraštus vienoje linijoje, irgi neturi būti vienas iškeltas. Ir tada, kai keliame rankas į viršų ir leidžiam, nedarykit lenkimo. Išsilaikykit kuo tiesiau. Įkvepiam, iškvepimas. Į viršų, iškvepimas. Galit užsimerkti, jeigu norisi, kad būtų sunkiau. Šiek tiek pažingsniuojam, atgaunam pusiausvyrą, kelsime kitą koją į viršų, vėlgi koja viršuje ir įkvepiam, iškvepimas per kojos apačią. Įkvepiam, iškvepimas. Dar kas yra stovint ant tos vienos kojos, labai daug kas būna, kad krenta pėda į vidų. Jeigu jau labai yra nestabili čiurna, galit tiesiog koją prilaikyti ant pirštų galų. Toks pasilengvinimas. Tada jau kamuolio nereikia perkišti per kojos apačią, pakilnojam tik tais rankas, bet žiūrėkit irgi save, pastebėkit, kad koja nekristų į vidų. Išsilaikom, viršui, čia, viršui, čia, stabilu, dubuo vienam aukštyje. Paskutinį kartą ir atsipalaiduosim. Dabar kamuoliuką dedame ant klubo, darysim pasilenkimą į šoną. Lengvai lenkiamės, iškvepiam ir išsitiesiam. Kiek išeina,
Pasilenkiam žemyn ir išsitiesiam, toksai paridenam. Kamuoliuką galit lengvai ir spausti į klubą. Žemyn ir kylam. Iškvėpimas. Kylam, įkvėpiam. Tiesiai. Čia dažniausios klaidos, kad mes keliaujam kartu su visu klubu, norint labai žemai nusilenkti. Nereikia. Mums tikslas yra pratempti mūsų šoną. Tai klubus išlaikome, niekur nestumėm, stovim tiesiai. Pasilenkiam ir grįžtam. Pasilenkiam ir grįžtam. Paskutiniai 2. Ir pakeičiam į kitą pusę. Vėl lenkiamės ir grįžtam tiesiai. Žemyn, grįžtam tiesiai. Turi jaustis toks malonus tempimas per visą šoną, neskausmingas, neturėtų jaustis nugara, jeigu nugarą jaučiatės, pratimą geriau, o jeigu jaučiate nugaros skausmą, tai pratimą tikrai geriau praleiskite. Paskutiniai 2. Ir atsipalaiduojam. Atpalaiduojam pečius. Na ir mano mėgstamas pratimas pusiausvyrai. Jeigu norite pratimas, kad būtų šiek tiek sudėtingesnis, galite pasilankstyti kilimėlį 4 arba 8 dalis, kad būtų nestabilu jums stovėti. Stojam pėdą priešais pėdą, sulenkiam šiek tiek kelius, dubenį pasukam po savimi, tempiam pilvą ir apvedam kamuoliuką aplink savo ašį. Atrodo lengva, bet užsimerkiam. Visą šitą pratimą darom užsimerkus. Pašalinam vieną iš savo pusiausvyros dedamųjų dalių. Užsimerkiam ir tada atrodo visas kūnas net dreba. Jeigu griūnat, atsimerkiam, dedam žingsnį į šoną, pasitaisom ir vėl kartojam. Į kitą pusę galit pasukti kamuoliuką. Bet stengiamės išstovėti kuo stabiliau, užmerktos akys, nemerkit labai stipriai, nes tada energija nueis į veido raumenis. Pakeičiam, pastatom kitą koją į priekį, vėlgi užsimerkiam ir kamuoliuką apvedam dabar aplink galvą. Gali būti vienai pusiai lengviau negu kitai. Kamuoliukas aplink galvą. Balansuojam. Jeigu pasilankstėt kilimėlį, tai bus dar sunkiau, nes mums bus nestabilu stovėti. Galit nebūtinai kilimėlį, galit rankšluostį susisukti po kojomis, galit dekį pasidėti po kojomis, bet kad susikurti kuo nestabilesnę tada atramą. Nes ant medinių grindų yra lengviausia, linoleumas, kuris turi truputį minkštumo, jau yra nestabilu, ar ne, kilimėlis sulankstytas dar nestabiliu. Taip, ir jeigu griūnat, kaip aš ką tik griuvau, atsimerkiam, pasitaisom, grįžtam į pradinę padėtį ir toliau tęsiam pratimą. Paskutiniai 2 ratukai aplink galvą ir atsimerkiam, pažingsniuojam, papurtom kojas. Toksai atgaunam pusiausvyrą. Na ir pereisim dabar į padėtį 4. Vėlgi, reikės kamuoliuko. Kamuoliuką pradžiai dedame po vienos kojos keliu, stojame 4, rankos po pečiais, keliai po klubais.
Kamuoliukas irgi yra statmenai po klubu ir pratimo metu lengvai laikant savo pusiausvyrą tiesim koją atgal. Įkvepiam, grįžtam iškvėpimas. Nugara tiesi, smakras įtrauktas, nepameskit čia galvos, smakrą įtraukiam, tiesiam koją atgal ir grįžtam. Įkvepiam, iškvėpimas. Įkvepiam koją atgal, iškvėpimas. Jeigu yra sunku daryti be kamuoliuko, tas pats pratimas lengvai darosi ir be kamuoliuko. Kamuoliukas. Paskutiniai 2. Nusileidžiam. Pakeisim puses. Dedame kamuoliuką po kitą koją. Įtemptas pilvas. Nugara tiesi. Tiesiam koją atgal. Stenkitės dar šito pratimo metu, kai mes tiesiam koją, neriesti iš nugaros. Stabilus juosmuo ir ištiesiam. Užtenka mums nestabilumo jau keliui, kelias gali siūbuoti, taip dirba mūsų vidiniai raumenys, gilieji. Ir 2 paskutiniai. Kojos ištiesimai. Ir atsipalaiduojam, atsisėdam ant kulnų. Nustumiam kamuolį pirmyn. Prasitempiam, palaikome tempimą. Atsigulsime ant pilvo dabar. Rankas dedame ant kamuolio. Smakras įtrauktas. Spaudžiam dubenį žemyn. Laikom įtemptą pilvo presą ir palengva ridenam kamuolį link savęs. Kylame į viršų. Nusileidžiam. Palengva. Ridenam, iškvepiam. Nusileidžiam. Įkvepimas. Kylam. Žemyn. Nereikia labai aukštai pakilti. Tiek, kiek leidžia jūsų nugara. Paskutinį kartą pakylam ir nusileidžiam. Ir vėlgi grįžtam dabar į padėtį 4. Atliksime tokį nugaros stuburo rotaciją. Kamuoliuką dedame ranką. Galim pradėti nuo dešinės pusės, dešinę ranką ant kamuolio ir stumiam kamuolį tolyn, guldom petį ir vėl grįžtam. Nustumiam kamuolį į tolį, iškvepiam, grįžtam, įkvepiam. Žemyn ir grįžtam. Dar vieną
Pirmas kartas. Dabar kitai pusiai. Į kitą pusę. Ridenam. Iškvepiam. Grįžtam tiesiai. Paridenam, jaučiasi tempimas per krūtininę dalį. Grįžtam. Paskutinį kartą nuridenam ir grįžtam. Na ir gulsimės dabar ant nugaros. Po vienos kojos pėdą pasidedam kamuoliuką. Kita koja yra sulenkta. Ir dabar koją su kamuoliuku ištiesiam. Kamuoliukas maždaug turėtų būti ties čiurna. Rankos už galvos. Kylame palengva į atsilenkimą, atkeliam mentes tarpumentį ir ridenam kamuolį link savęs. Na ir nusileidžiant koją tiesiam, nuleidžiam ir mentes. Su iškvėpimu. Kylam. Kamuoliuką ridenam, įkvėpimo metu, kojas ištiesiam, mentes nuleidžiam. Kaklas yra tiesus, galva rankose atpalaiduota. Pakeisime puses. Vėlgi pradinė padėtis. Kamuoliukas maždaug ties čiurna. Ir kylam. Ridenam kamuolį. Nusileidžiam. Jeigu namuose šitą pratimą darot su pagalvėle, tai tiesiog koją jūs galite braukti per grindis. Nereikia per pagalvėlę. Kas su kamuoliu daro, tai su kamuoliuku. Paskutinį kartą. Atsipalaiduojam, dabar abi kojas. Dėsime ant kamuoliuko. Pradžiai rankos prie šonų. Lengvai keliam dubenį į viršų, dirba mūsų užpakalinė kojų dalis ir sėdmenis. Yra nestabilu, nes turim atramą nestabilę ant kamuolio. Jeigu gerai sekasi, iškeliam rankas į viršų ir kilnojam dubenį dar ir be rankų atramos. Jeigu sunku, rankas nuleidžiam, atremiam į grindis. Ir ypač jeigu jaučiat, kad pakeliat ir dedasi dubuo kažkur į kitą pusę, tai tada nuleistom rankom savęs nevarginkit, nekankinkit. Pilvas įsitempęs. Paskutiniai 2 pakelimai.
ir atsipalaiduojam. Atsipalaidavimui kamuolys lieka padėtas į šoną, tiesiog palankstom po vieną koją per kelio sąnarį, kad šiek tiek atsipalaiduotų mūsų užpakalinė šlaunų dalis. Na ir truputėlis dar pratimų pilvo presui. Kamuoliuką dedamės po uodegikauliu. Irgi čia yra svarbu, kad jeigu paleisi dubenį, labai jausis apatinė nugaros dalies įtampa. Tai išlaikom dubenį, išlaikom įtemptą pilvo presą ir tada pajaučiam pratimo naudą. Tai pradžiai keliam priešingą ranką koją. Kiek išeina, įkvepiam, iškvepimas, pakilnojam. Įkvepiam ir iškvepimas. Sėdmenys įsitempia. Tikrai jaučiasi, kad nestabilu, kūnui nestabilu ant kamuoliuko. Nereikia įtempti pėdos, laisvai pėda. Dar vienas kartas. Ir dabar rankas nuleidžiame prie šonų. Iškeliam abi kojas į viršų, lyg gulėtų lėliukai, varliuko pozicija. Keliai plačiai, kulnai siaurai ir iš šitos padėties pabandom nuleisti po vieną koją, kulnu pasiekti grindis. Jeigu pradedat jausti, kad įtampa nugaroj didėja, pratimą nutraukiam, geriau tada pagulėkit, atsipalaiduokit. Jeigu išlaikot įtemptą pilvo presą, labai gerai jausis. Po vieną kulną nuleidžiam. Po vieną kartą ir nuleidžiame kojas, išsitraukiam kamuolį, ištiesiam koją, šiek tiek pakvėpuojame. Na ir atsisėdame, kamuoliuką dėsime dabar po mentimis, kojas sulenkiam. Pratempsim ir atversim savo krūtinės ląstą. Dedame rankas už galvos ir palengva atgal leidžiamės, iki kol judesys yra malonus ir lėtai grįžta. Palengva nusileidžiant, toks mobilumo pratimas. Galit save užlaikyti šiek tiek, bet judesys akcentuoju, kad turi būti malonus, neskausmingas. Kieno yra viršutinė kūno dalis labiau įtampoj, krūtinės ląsta nėra mobili, tai darykite atsargiai. Įkvepiam, iškvepiamas. Ir palengva. Dar porą kartų. Paskutinis.
gerai ir išsiemam kamuoliuką. Pabaigai, dar visai pabaigai kamuoliuką dedamės po galvą, galim išsitiesti. Ir taip lengvai pasukiojam galvą. Į vieną pusę įkvepiam, su iškvėpimu į kitą pusę. Atsipalaiduos kaklas. Lenkit galvą, iki kol pajusite lengvą tempimą kaklo šone. Ir galva tiesi, paspaudžiam pakaušį, kamuolį atpalaiduojam. Paspaudžiam, atpalaiduojam. Taip įtraukiam, lyg pagurklį padarytumėm, atpalaiduojam. Ir paskutinį kartą. Ir sulenkiam vieną koją per kelio sąnarį, kitą koją dedame ant kelio, kulną užsikeliam, prisitraukiam šlaunį link savęs ir ištiesiam koją per kelį, kulnų į lubas, sulenkiam. Ištiesiam ir sulenkimas. Tempiasi sėdmuo, tempiasi užpakalinė šlaunies dalis. Pakeičiam kitai pusiai, vėlgi kulnas, atvedam kelį, prisitraukiam šlaunį kiek išeina arčiau, tiesiam ir žemyn. Į viršų, žemyn. Paskutinį kartą ir atpalaiduojam kojas. Lėtai per šoną. Verčiamės, atsisėdam, palengva pakylam, atsistojam po vieną koją statant ir giliai įkvepiam, ištempiam savo kūną ir iškvėpimas rankas paleidžiam. Įkvepiam, išsitempiam. Iškvėpimas rankas paleidžiam. Paskutinį kartą. Ir iškvėpiam. Apvalia nugarą, pakylame į viršų, atpalaiduojame pečius. Na ir šiandieną tiek. Ačiū, kad buvote su manimi.